Sveiki gyvi, mažoji Lietuva yra tas kraštas, katras visko pergyvena. Ir tikrų to krašto gyventojų nėra didelė daug, aš rūkau jau žemaitiškai, jei jūs suprantate, nes aš esu žemaitė, vienintelį šitą esu tokį paraudonavusi ir kitep apsirengusi. Vonos visą šitą ir ta biškį jau su vokietį, žinai, jau parsidavusi, jau anaplitos jaudos spalvos. Gerutelė, čia irgi dalė te pat norėtum, bet tas baltiškasis prats vis teik ir balta, raudona, bet kitep ir su delmonelės. Ta mes jumis sveikinam, buvo labiausiai sveikinami didžiaujamės, kad pirms lietuvių dainų rinkinys išėjo ne kur kitur, bet mažoji Lietuva, Karaliaučiau, manau, išleido Liudvikas Rėza prieš 200 metų. Ir didžioji kultūra vis teikėja iš mažosios Lietuvos į didžiąją, o atsilikdama vis kažko iš paskos darė. Ir Simono Stanevičiaus rinkinys dainos Žemaitis išėjo 1829, 4 metus vėliau. Bet atešties Žemaitė galės didžiautis į Simono Stanevičių. Tad tas pirms dainys rodo, kad tos dainas nėra ne aukštaitiškas, ne žemaitiškas, ne dzūkiškas, anos ir to kraštą unikums. Yra melodijas, veinų balsų dainiaujamas, kad norėtumėt labai nieką neišės pritart, kad jūs suprantat, koks antrus balsus galėtum būti. Vis teik ir anos labai asablyvas. Mūsų dėl to, kad prie dėdelį vandens, prie marių, prie jūras, prie Nemuno didelis vanduo, galbūt tos kuršmarės, smėlis, katras užpostatavo numus, kad nėra stabilė, nėra aiškia. Čia, kad žinai, šią žemaitis ar aukštaitis įpeivas į dirvonus, žmona žena, ką parestas vyrs, anonį bongas, prarisniuns, tai nuskęs, neprapols. O išleisdamas į didelį vandenį savo vyrą, brolį, tėvą, niekuomet nežinojo ir mums grįš iš tos kelionės, iš tos veitas, į katro išėjai. Dėl to tos dainas ir ilmusintas tokis bangautas, lyriškas, ramės. Nu, mes pradėsim nuo veinos didelę gražiuos, miegužio noriu neišmanau kur gulti, apie ton tėviškelį, gal neteik apie ton šitą matom tėviškio, galbūt ano tėviškai, kad o visi kažkuomet sugrįšę. Miegužio noriu, neišmanau kur gulti, toli mano tėviškelė, negaliu pareiti. Toli mano tėviškelė, negaliu pareiti. Ei, aš nusilčiau apsauga į tų žmonių, į gerovį, kada vasarčia rutelė, tas šiproksė jau išbėgsim, ar jis gali negrįžti. Nu, tu žvejys per daug taip jau nenusimindavam, žemaitį, jau taip jau žiūrmelingai, un mes ir dainas girdam, ar man tevi žilavoti, ar jau sei, kiek reikia ieškoti. Tam jau čia nėra jokios bėgos, nėra, jau koks nepareis, kiek atsiras.
Tai jau tos žvejyts tokies, dabar sak, ką su vokietėjais. Nu ką dabar toks sniegs, ta žemaica nepliork. Ta, kur veikščiai su vokietėjais, ta kur juk 800 metų po vokiečiai. O ką pasiėmėm, ką galėtų lyg gerą, ant saulės žiūrės, ką sudėjau, ir padarėm 100 kartų geriau. Nu, tai kur jums juokajam, bet taip jau į. Žiūrėk, juk vis tiek jau vien tiek žodį nesuprantat, ne? Aš dabar galiu pasitikrinti. Urasi, čia koks nors šišiolėškis ir. Dabar, jeigu aš sakau, išbraukit, sakau, duona, o jūs sakykit dona. Nu, aš sakau, puodas, o jūs sakot, pots. Nu, aš tą sakau. Jau šišiolėškė, ta kur čia tas vokietėjams, ne? Ta, Ana ir daunininkai, mes esam daunininkai. Mes sakom pėns, ne? Nu, ir tokių žodį, ne, kad jau buvo galite nesuprasti, ne? Ką pasakyčiau, šeips įvažiavo į Ovingi. Jau aukštaitis stil, tik viens iki žiūrų, niek nesupranta. O jau čia niek baisiausia, čia šeips tas ir laivs, ne? Įplauk į Ostą, juk senobišks, kuršiškas žodis Ovingis. Viskas, kas turi ink, tas ir kuršiška. Dar kiti mūsų vadin prūsiais lietuviai. Juk vieni paėjai po vokiečių, kiti po Lietuvos, tavo sakso vokietėjais. Pradėm jau dabar po koncertų, turės mane politikojais ir atsiprašinėti. O tas rūps juk mums feisani. Žiūrėk, raukumaus tilis keteris. Ir ramuosius kantantori. Su keteris. Jo, dabar žiūrėk, šiuršė, tokie feili. Ani balti romano austinis, ne, toks jau pradėjim aukštas, samatinį listelį, pabrėž mūsų kleinumą. Juk tos pamarį, panelis, tos aktos, jų provis, anoms neigu metnes to kojų prikdavo iš vis pasaulį. Juk į giesmės ir apdainuota, ne, ir rūtų vainikėlis iš kažko ten pareis, jau mūsų kraštas globalus ir buvisi, ne? Taip ir. Ir niek mes nemeluojam. Kad jau viską ledą jau nešami į žemyn, žinot, nieks kits čia nekals ir ūkas. Aulaukis, pietvakar veids, aulaukis. Ką tai reikia pasikartoti? Aldinas, žiūrėk, kokie nemokytini. Gerai, ir į žemelis, na, ir pietvys, launakis toks visą durnelis vėjais, bet geriau durnelis negu jokie, ne? Bet būn toks nauda, kada į marelės būn plendra, pradėm tyką, kada jau ne jokį vėjelių, o jau žinta, ne, a mūsų tos košvaltis ir visas kotis. Nu dabar gera, kas savo atsivežė, tą nepasakysiu, dabar tai pradėjim aukštaičią niek nežino, niek kaip iš dankaus iškritin, tai ką jūs dabar
Nu, kā tarsi, barka bārsa negera, tā jūsu teļau pasakinīt. Jo, arī ir visi plokšti. Plokšti, tie tu kā mūsu Māris negeris. Un tie ko nos negeris, ažīt, egi nežīt, no kā neģēt. Jok melžinā pus darba padarī. Ani norēj par manės keli žmonėms padarytų. Šī nešė visų šitų smeltis pīlinė, su jakščiu ten viską darī. I kā padarī, pus dar padarī. Nu, potom jau buvo dikčiūs pavargėlė, jau tā liūdno istorija, kai atvažiuosit, kai jau galėsim nosim turėti po rankas, ne jums ašaras nušluosit. Ir tu, kai jums patys nenori tos istorijas prisiminti ir melžis. Ir pakavot sidravą ir nukėjom jos, nukramsnuotams kojoms, kad čia negera. Dabar tai vėja, ne, visų kitų vėja yra. Nu, dabar, jeigu ne ir vėja, tai reikia man mokėti prišauti. O ką reikia daryti? Ką nori vėja prišauti? O, Dina, žiūrėk, jau šiandien, jo, ką vėjai nori prišauti, jo, bet jeigu eini jau žuvės gaudyti, dabar jau minaunykų met nešvelbau kitų taip, viskas bus išvelta. Jo, jau ką vėjai nori, jo, aba moteriškas, dikčioms fains ir dalyks, kuomet įlipsi ten visam, ten jau šiaip, ten mastelį, glostai, kad ten jau kaip tai gali, kaip tai įtumėt vėjai gali prišauti. Jo. Na, o dabar kas sukeltus vėjus, žinot? Ar nebėjai jau, ką nori pasakyti, į gerą vietą, tai dabar sužinosite. Yra gera, kada čia atvažiavau, ne, pasakysiu jiems, ką marių vėjus sukel, kas? Marių vėjus. Jo, ir dėl to, jeigu bus tai mūsų kraštą, sėdės tenai kokį nors šepoką, tą būtina pisaks reikia turėti jakšį. Aš žinot, kas ir jakšis? Kirvis. O tik pamatā, jau viesuls pareili, o toks deilis ir likins. Ir taip iš visos macas įdėk į alans su ašmenas. Dabar gerai, a jums joką jama, a dar nesat patyrusi vėjai, čia mes prisartu buvom, tai aš pamėsliau čia joką, kokie į mūsų vėja. Tavo, jeigu pataikysi gerai. Nu, jeigu viskas gerai, jeigu šipors mok, į marių vėjus tramdyti, ten viskan padaryti, ten vėjai prišauti, ir tą žinau, ten gali sugauti žiūrį. Aš žinau, koks žiūris ir į marės. Nu, dabar storis. Aš žinau, kas tokia žiūris ir storis. Tas ir erškėts. Nu, dabar jau beveik viskan suėdė, jau maža be nuoberas. Lasosi, jau lasos gali suprasti, ne? Kiek vapi. Nu, tą vėgėlė jokie yra, ne? Lukotis, karšis. Niek nežinta, ne? O mar karalienė žin, kas yra. Nu, stenta, stemplė, da, kad mes sakom. O kas yra pūkis? Kas? Gavau, jau žemaisiai tas jau yra. Ešerys. Oi, kur, biškis yra ešerys. O pūkis? Nu, gera, kada ne katins sakot. O jau koks kauniškis atvažiuoja, sako, katins, saktų dainas jau pradė. Gali jau į žemę sulysti ir sarmarės. Ne, pūkis ir pūkžlys. Katžuvė, mes sakom katinams. Bet ans prisiblatins, ne, pytos, ne, stentas. Tavo, kiek daug visokiausių žuvių yra, ne? Tavo, o tu žvejytis irgi žinot. Anos tokies ir kada nos nenor belenkuit kavalerijos. Anos nor tokį, katras mok žyglius valdyti. Thank you.
apie Ūžalo, apie mūsų Stelmužės Ūžalo, Stelmužės paslaptis, Stelmužės Ūžalo paslaptis. Tai, kas mokat, mokės tą mūsų dainas, tai dainuokit kartu su mum ir jūs kartu padainuokit. Dainas tikrai gali būti žinomas, gali ir nežinomas, kas mokys tą, aš jau tik dainavau, žinokit su jum. Nu ko, pradėkime. Galingas, senas, daugradėjis, senolis Ūžalas keroja. Ant Stelmužės istorijų paliudys, tik tūkstantmetė praeitis dar glūdi. Stelmužės ąžuolas yra pats stipriausias Europai, sakė. Sakė, jam apkabinti reikia 8-9 gerų vyrų. A dar legenda saka, kad pra Ūžalą drėkį можно nuslaist požemio pasaulin, kur buktai pašaknim pakavotas lobis. A pa Ūžalą šakom degus švintoji ugnis ir buvo aukojamas aukas dievam. A dar sako, kad Stelmužėj šventvietės būta. Mūsų protėviai, senoliai, sėliai meldės visiems dievam ir net pačiam Perkūnui, kad kai užeina vėjai, lietus, kad būtų ir gero oro, ir kai sausra, kad duotų lietaus, bet kad ir ladai neiškapot pasėlių.
ansamblė jubiliejų, gimtadienį, sukaktuvės tokias. Tai va, tai mes labai džiaugiamės, kad mes esame jau tokie brandus. Nu ko, mėly, Jurginėms skirkim vieną dainą, gerai? Jurgė, šelėtik žemė, Jurgė, šelėtik žemė, Jurgė, palas kraso, Jurgė, palas kraso, Jurgė, palas žolė, Jurgė, palas žolė, Jurgė, neženita, Jurgė, neženita, tokį lalavimą dainų turim labai. Vynelis vyno žaliasai, podai kristianai, apkartai dėvė. Vynelis vyno žaliasai, tenai skaičiojo jauna mergužėlė. Vynelis vyno žaliasai, rūkelis vyna ir vainiko pina. Vynelis vyno žaliasai, vainiko pina, ant gerelės deda. Vynelis vyno žaliasai, ant gerelės deda, kastelas dabina. Vynelis vyno žaliasai, oi regiojo parstis palalauti. Vynelis vyno žaliasai, oi viską duokit, nieko negailėkit. Vynelis vyno žaliasai, kiaušinių kapų ir grikinį babų. Vynelis vyno žaliasai, lašinių paltį ir dešrelių kartį. Vynelis vyno žaliasai, alaus bačkelai išnarsa prieš kelį. Vynelis vyno žaliasai, kad dievulis duotų, pavelykai svotų. Vynelis vyno žaliasai, mergas ištekėtų, daug vaikų turėtų. Vynelis vyno žaliasai, visus išaugintų, gražiai išmokintų. Vynelis vyno žaliasai. Oi, tu, tiek daug palinkėjimų. Ar jau viskas? Ar mes galim dar žodelį pasiimti? Su mumis kartu nevažiavo Vilkyčių mūsų asamblėtis Darius Vilius, jis yra kalvis, nukalė labai, manau, gražų darbą ir jums labai čia pritiks. Sveikiname su jūsų 37-uoju. Ačiū, Nu, o mes tai dar turim tokį padėkų. Žinoma, šiandien tik padėkos. Priepilės kultūros centro folkloro ansambliui Velingis vadovė Rūta Vildžiūnienė už dalyvavimų koncerte Dainingų metų vėriniai
čia, Dusetos, katras ir skirtas paminėti atmintinus lietuvių liaudies dainos metus. Ačiū, kad šiandien taip atvažiavot. Man atrodo, kad mes gražiai tilpam šitoj scenoj ir darniai nuskambėjom. Tai tikiuosi, kad čia pirmas, bet ne paskutinis mūsų kartu pasirodymas. Ir mūsų scenai šiandien padovanoja tiek daug kokybiškos, gražios muzikos ir tiek daug gražių žodžių. Aš labai tikiuosi, kad apsuvastė, pirmų kartą atvažiavę, bet tikrai ne paskutinį. Būtų. Prižadat? Taip. Girdėjau, Delas, aš ačiū labai ir Rūtelį už tokį nuostabų koncertą. Tikiuosi, kad nors vienu posmu sutraukėt su mum ir jau tikiuosi, kad šiandien šventė gražiai įvyko.